Mano vardas Vaidas ir aš nekenčiu viešojo transporto. Tiesa, žiemą tai gal ir tinkamiausia kelionės priemonė, tačiau šiltuoju metų laiku nėra nieko blogiau nei keliauti į paskaitas tvankame ir žmonių prigrūstame troleibuse. Todėl šiandien nusprendžiau atlikti eksperimentą ir į pagalbą pasikviečiu Evaldą Rygną. Eksperimento eiga tokia. Šiuo metu mes esame prie Krivių stotelės, kuri yra arčiausiai mano namų. Evaldo Rygno komanda iki Vilniaus Gedimino technikos universiteto centrinių rūmų turės vykti tradiciniu būdu, tai yra viešuoju transportu. Na, o aš iki ten pat vyksiu dviračiu. Komandų maršrutai atrodys taip. Evaldo Rygno komanda Krivių stotelėje turės laukti autobuso. Su juo nuvažiuoti iki Kosciuškos žiedo ir Menų gimnazijos stotelėje persėsti į troleibusą, kuris važiuotų iki Saulėtekio. Mano maršrutas kiek kitoks. Taigi, iki trečios paskaitos likus 45 minutėm duodamas startas. Atvažiavome vieną gražiausių kelionės taškų. Tai yra puikiai proga atsikvėpti. Técnicos universitetas. Na, kur jūs esat? Jau kaip kelionė? Taigi, nors kelionės metu išliejau ne vieną prakaito lašą, tačiau rezultatai kalba patys už save. Aš manau, į paskaitas važiuoti dviračiu tikrai verta.